Sveikas, jeigu nori gauti kokybiškas žinias apie moterų viliojimą ir kaip pasitikėti gyvenime, pasilik su šiuo video. Jeigu nenori, išjunk jį. Dar taip pat video gale aš turiu labai gerą staigmeną. Rugpjūčio 2 dieną Vilniuje, Rotonda viešbutyje, aš surengsiu seminarą. Kaip tapti alfa vyru. Vyro einančių kiaurai principai. Šiame seminare aš pristatysiu naują Lietuvai sistemą, kaip parsivesti merginą nuo gatvės iki lovos iš karto tą patį momentą, kai tu prie jos prieini. Kaip tai padaryti? Tu įsivaizduok, kokią tu galią turėsi po seminaro. Tu turėsi žinias, kai gali prieiti prie einančios gražios. Mes kalbam apie 9-10 balų moteris. Mes nekalbam apie 5-6. Mes kalbam apie gražesnės, jas yra įdomu vilioti. Susitvarkusios, kurios skiria po 2-3 tūkstančius litų per mėnesį savo išvaizdai. Tai kaipgi prie tokios gražios modelio, kuri rengiasi suknelė, ar tai sijoną, aukštakulniai, lupytės papūstos, raudonos, žandukai, plaukai lygiai sušukuoti, kaip prie tokios prieiti, ką šnekėti, kaip tęs pokalbį, kaip sutrikdyti jai emocijas, kai jai apsisuktų galva ir jinai norėtų eiti tą patį kartą su taim iš karto į kavinę, o po kavinės eiti pas tave namo. Mano klientų užsienyje man pareiškė, sako, Airinai, man nebeužtenka numerių gauti. Aš noriu iš karto gauti sekso. Aš noriu iš karto prieiti ir ją suvilioti. Aš taupau savo laiką gyvenime. Kas sako iš to? Aš renku tų numerių ir gali iš 10 numerių aš pasimylė tik su 1-2 merginos. Ar sako, yra sistema, kai tu iš karto prieini ir parsivedi namo ir pasimylė. Ir aš turiu labai gerą žinią, ta sistema yra. Ir rugpjūčio 2 dieną Vilniuje aš ją pristatysiu, Rotonda viešbutyje. Todėl kviečiu registruotis į 1 valandos nemokamą seminarą. Nemokamai. Nieko nereikės mokėti. Keista, rimtai. Man klientas pasiūlė šią mintį, sako, duok valandą nemokamai. Kad, sako, pamatytų kokybę. Ateitų tie, kurie dvejoja, galvoja, gal čia įmerksiu pinigus į balą, gal čia neapsimoka. Ateikit, 1 valandą nemokamai. Spaus dabar įdėti į krepšelį ir aš iškart pamatysiu, kad tu užsiregistruoji, tau bus kėdė paruošta, tai nemokamai 1 valandai. Vilniuje, rugpjūčio 2 dieną, sekmadienį, 12 valandą, Rotonda viešbutyje. Vietų skaičius ribotas, paskubėk. Be to, šiame seminare aš kalbėsiu ne tik apie moterų viliojimą, bet aš kalbėsiu ir apie tai, kaip netapti manipuliuojamų vyrų. Aš pasakosiu keletos vyrų istorijas, kaip jie darė klaidas gyvenime ir kaip jie kažką pasiekė. Tai bus vieno lietuvių istorija, kuris nuo kaimiečių Lietuvoje patapo asmeniniu treneriu Vokietijoje ir dabar važinėja su Porsche, pas jį ateina asmeninės treniruotės, žvaigždės treniruotės. Kaip jis to pasiekė ir kaip jis greitai tai pasiekė. Bus parodytos nuotraukos, suaiškinta, susakyta jums. Galėsit užduoti klausimus, jeigu ką nesprasit. Nuo banditų Lietuvoje iki žinomų verslininko Anglijoje. Kaip vyras kilęs iš avarinės šeimos, kurie tėvas muždavo mamą, kai skydavo, grįždavo visai namo ir matydavo, tėvas mamai deda, tiesiog spardų galvą. Tai baisius vaizdus matydavo. Kaip jis patapo sėkmingų versijų, kaip jis į savo gyvenimą pritraukė gražią, simpatišką, palaikančią jį moterį. Kaip tai pasiekė, bus papasakota. Bus papasakota buvusių striptizo šokėjų istorija. Kaip jis per draugus sugebėjo prasimušti užsienyje. Ir čia labai tiks vyram, kurie galbūt turi mažai draugų ir norėtų surasti daugiau draugų. Kaip susirasti daugiau draugų, kaip būti populiariu tarp draugų. Bei seminaro gale aš atsakysiu jūsų užduotus klausimus apie ilgalaikius santykius. Ką daryti, kai, pavyzdžiui, jauti, kad gyveni ne su ta moterimi. Jeigu kyla santykiuose kivirčai, nesutarimai, tai verta skirtis ar kažkaip bandyti spręsti. Ką daryti, jeigu nesutampa jūsų sekso tvarkaraščiai? Tarkim, tavo moteris nori 1 kartą mylėtis per savaitę, tu nori 3 kartus. Ką daryti tuo atveju? Ir į daugelį kitų klausimų, visi klausimai surašyti apačioje. Taigi dabar spausk įdėti į krepšelį, rezervuokit savo iš karto vietą, nelauk niekur, užpildyk tas vietas. Ta salė talpina tik 30 vietų, normaliai. Tai jeigu man užpildys, man teks ieškoti kitos salės, bet pirmam 30 bus skirta tas seminaras, todėl nelauk, kad man reikėtų ieškoti didesnės salės po to. Rezervuok savo vietą, kad galėtum ateiti pabūti tą nemokamą valandą. Tarp vyrų,
kurie gauna Lietuvoje pačius geriausius rezultatus su moterimis. Su taimi buvo Airinas iš Patrauklus vyras LT. Susitiksim seminare ir pamatysi, kaip bendrai pasidalindami žiniomis mes kartu visi patobulėsime. Viso, iki.